Statyba yra įdomi pramonės sritis. Ji nuolat keičiasi, nes vieni projektai keičia kitus ir pastoviai vyksta darbai. Dėl to statybų aikštelė yra viena pavojingiausių darbo vietų. Tačiau daugelio nelaimingų atsitikimų statybų aikštelėse galima išvengti. Šiame filme jūs pamatysite, kaip reikia elgtis statybose ir ką privalote daryti, kad dirbdami liktumėte sveiki ir saugus. Jūsų pirma darbo diena statybų aikštelėse nebus pirma diena visiems ten dirbantiems. Prieš jums pradedant dirbti, statybų aikštelės vadovai bus suplanavę jūsų veiklą ir pasiruošę jūsų atvykimui. Jų darbas yra užtikrinti, kad jūs galėtumėte atlikti savo darbą saugiai ir efektyviai. Taigi, kokie yra 5 pagrindiniai dalykai prieš jums pradedant dirbti statybų aikštelėje? Jums atėjus į darbą statybų aikštelėje, kas nors turi jūs pasitikti ir pasveikinti. Jeigu jūsų niekas nepasitinka, jums reikia pranešti apie save statybų vadovybei. Jums reikia žinoti, kas yra jūsų vadovai, o jiems reikia žinoti, kas dirba arba kas lankosi jų statybų aikštelėje. Jums atvykus jūsų gali paprašyti užsiregistruoti arba prisistatyti vadovaujančiam asmeniui. Jūs taip pat turite kam nors pranešti apie savo išėjimą arba išsiregistruoti. Po prisistatymo jums bus perskaitytas įvadinis kursas. Pagal įstatymą jūs privalote gauti pradinę informaciją, kuri padės jums saugiai dirbti statybų aikštelėje. Jūsų gali paprašyti peržiūrėti informacinį filmą arba pažiūrėti kompiuterinę prezentaciją. Svarbu, kad jūs suprastumėte, kas sakoma įvadinio kurso metu. Jeigu nesate tikri, ar viską supratote, nebijokite paprašyti paaiškinimo. Jeigu jūs kurį laiką nebuvote statybų aikštelėje, turite įsitikinti, kad žinote visas svarbias naujienas. Pasitikslinkite pas vadovybę, ar jums nereikia instruktažo ar papildomo įvadinio kurso. Nesvarbu, ar jūs tik pradedate, ar turite kelis dešimtmečius patirties, kiekvienas darbas yra kitoks. Todėl labai svarbu, kad įvadinis kursas atitiktų jūsų statybų aikštelės ypatumus. Jums turi būti pranešta apie visas pavojingas sritis ir taisyklės, kurios padėtų išvengti šių pavojų. Jums bus pasakyta, kas yra statybų aikštelės vadovai ir kaip reikia elgtis nelaimių atveju. Jūs taip pat turite žinoti, ką daryti gaisro atveju ir ar jums reikia įjungti avarinę signalizaciją. Nors tai gali atrodyti savaime suprantama, svarbu yra jaustis gerai ir saugiai. Jums taip pat bus suteikta galimybė pailsėti tokioje vietoje, kur šilta ir sausa. Patirtis rodo, kad mažiau nelaimingų atsitikimų įvyksta tose statybų aikštelėse, kur darbininkai aktyviai dalyvauja saugumo programuose. Jūsų nuomonė ir idėjos yra svarbios, išsakykite jas. Nesvarbu, kokio dydžio yra jūsų statybų aikštelė, tam galimybių turėtų būti visur. Pavyzdžiui, galima pasikalbėti tiesiai su vadovais kasdienių susirinkimų metu arba pasinaudoti pasiūlymų dėžėmis. Vadovai turėtų jums paaiškinti, kaip tą padaryti jūsų statybų aikštelėje. Statybų aikštelės nuolat keičiasi, o neplanuota veikla gali būti pagrindinė nelaimių priežastis. Kuo geriau jūs būsite informuoti apie tai, kas šiuo metu vyksta statybų aikštelėje, tuo geriau suprasite pavojus. Geriausiose statybų aikštelėse darbininkai būna nuolat informuojami apie kasdienę veiklą. Ar jūsų statybų aikštelėje yra pavojų lenta ir ar ji pastoviai atnaujinama? Jūsų statybų aikštelės vadovybė privalo nuolat pranešinėti jums apie tai, kas joje vyksta. Taigi jūsų statybų aikštelės vadovai privalo žinoti, kad esate statybų aikštelėje, perskaityti jums įvadinį kursą, pateikti jums specifinę informaciją apie statybų aikštelę, skatinti bendravimą ir nuolat pranešinėti jums naujienas. Jūsų statybų aikštelės vadovai turi padaryti viską, kad jūs ir jūsų bendradarbiai būtumėte saugus. Jeigu taip nėra, netylėkite ir kartu stenkitės pagerinti padėtį.
Statybų aikštelės vadovybė bus iš anksto suplanavusi veiklą taip, kad jūs galėtumėte dirbti kaip galima saugiau. Bet prasidėjus darbams reikia, kad kiekvienas asmuo atsakingai ir saugiai dirbtų pagal planą. Tai reiškia vykdyti nurodymus, o taip pat būti pasiruošus nuolatiniams pasikeitimams statybų aikštelėje. Taigi, ko iš jūsų tikisi statybų aikštelės vadovybė? Statybų aikštelės taisyklės reikalingos tam, kad būtų sumažinta rizika atliekant pavojingus veiksmus, pavyzdžiui, judant transporto priemonėms ar dirbant su degiomis medžiagomis. Transporto priemonių judėjimas yra pagrindinė nelaimių statybų aikštelėse priežastis, todėl dažnai taisyklėse nurodoma, kaip vaikščioti statybų aikštelėje, kur parkuotis ir kaip elgtis pamačius judančią transporto priemonę. Jose taip pat paaiškinama, pavyzdžiui, kur galima rūkyti ir primenama, kad reikia tvarkingai sudėti nenaudojamus instrumentus. Tokios taisyklės gali atrodyti pernelyg varžančios, bet jos yra suformuluotos ne be priežasčių. Jeigu šios priežastys jums neaiškios, paprašykite daugiau informacijos arba laikykitės taisyklių ir būkite saugus. Kiekvienas statybų aikštelėje atliekamas darbas yra savitas ir yra susijęs su savitais pavojais, pavyzdžiui, darbas aukštyje arba krovimas rankomis. Statybų aikštelės vadovybė parengia planą, kurio tikslas yra išvengti arba sumažinti pavojus prieš prasidedant darbams. Šis planas gali būti surašytas vertinant riziką ir įtrauktas į darbo saugos aprašymą ar darbų sąvadą. Jame bus paaiškinama, ką jūs turite daryti, ką reikia mokėti, kaip apsirengti, kokius įrankius naudoti ir kokie yra galimi pavojai. Jūs galite prisidėti prie planavimo pasinaudodami savo patirtimi ir žiniomis. Pavyzdžiui, prieš pradėdami dirbti aukštyje, kas yra labai rizikinga veikla, jūs privalote įsitikinti. Ar priėjimas tinkamas tam, ką jums reikia padaryti? Ar turite tinkamus įrankius? Ar turite apsauginę įrangą? Ar ji tinkama ir ar ji patogi? Pradėję dirbti, jūs privalote visur ir visada naudoti savo žinias, įgūdžius ir sveiką protą. Pavyzdžiui, jeigu statote sieną, jums gali reikėti kilnoti sunkius krovinius. Tačiau tą darydami jūs privalote nerizikuoti savo sveikata. Įsitikinkite, kad keliate krovinį kaip galima saugiau, nes jūs būsite šito apmokyti. Jeigu nesate tikri, kaip tai padaryti, privalote paklausti patarimo. Lygiai taip pat svarbu suprasti, kokie pavojai gresia esantiems šalia jūsų. Pavyzdžiui, jeigu kuris nors jūsų bendradarbis, atlikdamas tam tikrus veiksmus, nedėvi tinkamos apsauginės įrangos, pasakykite jam apie tai. Atsakingas požiūris bus naudingas tiek jums, tiek jūsų kolegoms. Mūsų srityje pasakyti ne nėra lengva. Mes esame taisytojai ir darytojai. Mes galime padaryti. Tačiau nemaža dalis nelaimių statybose įvyksta tuomet, kai žmonės daro tai, kas jiems atrodo netinkama. Pavyzdžiui, daugelis darbininkų buvo sužeisti, nes nežinojo, kaip atpažinti asbestą. Jeigu manote, kad yra tikimybė, jog ten, kur jūs dirbate, gali būti asbesto, privalote nedelsiant nutraukti darbą ir paklausti patarimo. Jeigu nesate tinkamai apmokyti ar informuoti, neturite reikiamos įrangos arba jei situacija šalia jūsų pasikeičia, gali įvykti nelaimingas atsitikimas. Pasitikėkite savo nuojautą. Jeigu jaučiate, kad nekontroliuojate padėties arba kad padėtis pavojinga, arba matote, ką nors dirbant nesaugiai, nedelsdami nutraukite darbą ir praneškite statybų aikštelės vadovybei, kodėl taip padarėte. Taip jūs galite išvengti sužeidimo ar išgelbėti gyvybę. Jūsų darbdavys turėtų palaikyti tokį jūsų elgesį, nes jūs turite teisę pasakyti ne ir atsakingai nepraeiti pro šalį. Jeigu jūsų darbui reikalingas specifinis apmokymas, skirtas darbo saugai, jūsų darbdavio pareiga yra sudaryti tam reikiamas sąlygas. Tačiau norėdami geriausiai išnaudoti savo karjeros galimybes, jūs turite nuolat domėtis naujienomis iš įrangos, mašinų, taisyklių ir mokymų sričių. Taip jūs ne tik jausitės labiau užtikrinti ir daugiau suprasite, bet ir būsite sveiki bei saugus. Taigi, jūs privalote gerbti statybų aikštelės taisyklės,
Saugiai pasiruošti kiekvienam veiksmui. Kiekvieną veiksmą atlikti atsakingai. Žinoti, kada sustoti. Ir nuolat mokytis. Statyba yra žymiai daugiau nei vien tik plytos ir cementas. Mūsų darbas gerina mūsų supantį pasaulį. Atėjo laikas dirbti visiems kartu, siekiant sukurti saugesnę ir geresnę statybų pramonę.